Nepaisant garsiai skelbiamų žiniasklaidos pranešimų, kad JAV ir Iranas vis artėja prie taikos susitarimo, vis daugiau atsiranda ženklų, kad Donaldas Trumpas ruošiasi atnaujinti karą prieš Iraną. Ypač šiandien, gegužės 23 dieną, Donaldas Trumpas netgi praleido savo sūnaus vestuves, motyvuodamas tai svarbiais valstybiniais reikalais. Tačiau pagrindinis ženklas slypi ne čia. Išvakarėse Donaldas Trumpas sušaukė skubų pasitarimą su savo aukšto rango nacionalinio saugumo komanda. Ir šis pasitarimas buvo skirtas būtent karui su Iranu. Ir štai agentūra Axios tvirtina, kad Baltuosiuose rūmuose vis dėlto ruošiamasi masiniai atakai prieš Iraną. Be to, šiuo metu Vašingtone vyksta tie patys įvykiai, kurie buvo stebimi ir prieš prasidedant JAV karui prieš Iraną vasario 28 dieną. Galiausiai net pats Donaldas Trumpas šiandien prasitarė, kad iki sekmadienio įvyks kažkas labai svarbaus ir lemtingo. Mano vardas Aleksejus Pičas ir pakalbėkime apie šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami norėčiau paprašyti jūsų. Užsiprenumeruokite šį YouTube kanalą, paspauskite patinka šiam įrašui ir parašykite bet kokį komentarą po šio vaizdo įrašu. Būsiu jums už tai dėkingas, nes tai labai padeda skleisti turinį YouTube platformoje. Be to, užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pečiai News, nuorodą į jį rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi, išvakarėse JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėl sušaukė pasitarimą su savo aukšto rango nacionalinio saugumo komanda skirtą karui su Iranu. Pasak šaltinių, Trumpas rimtai svarsto galimybę suduoti naujus smūgius Iranui, jei paskutinė akimirka neįvyks proveržio derybose. Trumpo susitikimas su komanda įvyko būtent tuo metu, kai Pakistano armijos vadas feldmaršalas Asimas Muniras išvyko į Teheraną, akivaizdžiai paskutinėje pastangoje užmegzti dialogą ir užkirsti kelią karo atnaujinimui. Čia pažymėsiu, kad Asimas Muniras yra tiek Donaldo Trumpo, tiek Irano Islamo revoliucijos sargybos korpuso numylėtinis. Tai tikrai tas tarpininkas, kuris gali visiškai vienodai bendrauti tiek su viena, tiek su kita puse. Ir štai penktadienį į Teheraną taip pat atvyko delegacija iš Kataro, siekiant paremti tarpininkavimo pastangas. Jau šeštadienį Muniras susitiko su generolu Ahmadu Vahidi. Tai Irano Islamo revoliucijos sargybos korpuso vadas ir vienas pagrindinių sprendimų priėmėjų Irane. Tačiau Iranai laikosi savo pozicijos ir nenori daryti nuolaidų, o prie Asimo Muniro dar sugrįšime. Tačiau čia slypi pagrindinė intriga. Praėjus kelioms valandoms po penktadienio susitikimo tarp Trumpo ir jo komandos, Baltieji rūmai staiga paskelbė apie pasikeitusių Donaldo Trumpo savaitgalio grafiką. Pavyzdžiui, Trumpas pareiškė, kad nedalyvaus savo sūnaus Dono jaunesniojo vestuvėse šį savaitgalį. Toliau pateiksiu Trumpo citatą. Nors labai norėjau būti šalia savo sūnaus Dono jaunesniojo ir naujos Trumpų šeimos narės, jo būsimos žmonos Betinos, aplinkybės susijusios su vyriausybiniais reikalais ir mano meilė JAV neleidžia man to padaryti. Manau, svarbu likti Vašingtone Baltuosiuose rūmuose šiuo svarbiu laikotarpiu. Šiame kontekste šaltiniai praneša, kad pastarosiomis dienomis Trumpas vis labiau nusivylė derybomis su Iranu. Antradienį jis pareiškė Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanjahui, kad nori suteikti diplomatijai dar vieną šansą. Tačiau jau ketvirtadienio vakarą priešingai jis linko prie to, kad vis dėlto duotų įsakymą smogti. Baltuosiuose rūmuose užsimenama, kad Trumpas supranta, jog derybos pateko į aklavietę, todėl jis neatmetė galimybę surengti lemiamą didelę karinę operaciją, po kurios galėtų paskelbti apie pergalę ir užbaigti karą. Taip, gerai, ne visko pasiekėme, bet tarsi užbaigtume kokią nors gerą natą. Šiuo klausimu šeštadienį prezidentas Trumpas susitiko su savo derybininkais Stevu Witkovu ir Jaredu Kushneriu, kad aptartų paskutinį Irano pasiūlymą. Ir pareiškė, kad greičiausiai iki sekmadienio priims sprendimą atnaujinti karą. Apskritai Trumpas pareiškė, kad tikimybė sudaryti naudingą sandorį arba, cituojant jį, sunaikinti juos visiškai šiandien yra lygiai 50-50. Tuo pačiu metu Irano užsienio reikalų ministerija penktadienį pareiškė, kad derybos tęsiasi, tačiau iki susitarimo dar labai toli. Teherane teigiama, kad šiuo metu pagrindinis dėmesys skiriamas karo užbaigimo klausimui ir jokie kiti klausimai nebus svarstomi, kol tai nebus pasiekta. Tai reiškia, kad iraniečiai sako, pirmiausia užbaigsime karą, o tik tada pradėsime derybas. Na, pažįstant iraniečius jau daugelį metų. Tačiau svarbu taip pat prisiminti, kad Trumpas per pastarąsias 6 savaitės jau kelis kartus buvo arti karo atnaujinimo prieš nuspręsdamas to nedaryti.
Todėl galime manyti, kad pasirengimas karui taip pat yra bandymas daryti spaudimą Iranui. Todėl per artimiausias 24 valandas yra galimybė kokiam nors proveržiui, jei Teheranas patikės Trumpo ketinimų rimtumu. Vis dėlto Axios praneša, kad Trumpas panašu vis dėlto linkęs imtis karinių veiksmų, jei tik derybų metu neįvyks kas nors netikėta. Ir štai jums ženklai rodantis, kad vis dėlto artėja naujas karo etapas. Pakistano feldmaršalas Asimas Muniras, kurį jau minėjome, sakiau, kad prie jo dar sugrįšime, šiandien paliko Teheraną be jokio susitarimo. Tačiau Pakistanas pareiškė apie, cituoju, viltingą pažangą siekiant galutinio tarpusavio supratimo. Ir štai čia svarbiausias žodis yra tarpusavio supratimas. Čia reikia suprasti, apie ką apskritai kalba Pakistanas. Pasak Pakistano derybininkų, Iranas ir JAV yra paskutinėme derybų dėl tarpusavio supratimo memorandumo etape, kuris užbaigs karą, bet neišspręs nė vieno ginčytino klausimo. Tarpusavio supratimo memorandumas taip pat apims laipsnišką laivybos per Hormūzo sąsiaurio atnaujinimą, Amerikos blokados panaikinimą ir įšaldytų Irano aktyvų atblokavimą. Ir tik po to seks tikrasis derybų dėl išsamios sutarties laikotarpis, kuris truks nuo 30 iki 60 dienų. Tai reiškia, kad Trumpas gali užbaigti karą, panaikinti blokadą, pradėti atšildyti Irano aktyvus, o tai reiškia, kad jis neteks pagrindinio spaudimo sverto, kad vėliau vėl galėtų vesti derybas, kurios niekur nenuves. Bet kokia iš to prasmė? Tai yra, dabar galima spausti Iraną būtent blokadą, sankcijomis, įšaldytais aktyvais, grasinimais atnaujinti karą ir panašiai. Jeigu bus pasirašytas šis tarpusavio supratimo memorandumas ir karas sustos, kokie spaudimo svertai liks Trumpui? Iš esmės, jokių. Ir žinote, Trumpas gal ir yra prieštaringas ir skandalingas, bet nemanau, kad jis visiškai kvailas. Šiandien jis pareiškė, kad sutiks tik su tokiu susitarimu, kuris apims tokius klausimus kaip urano fodrinimas ir esamų Irano atsargų likimas. Tačiau vargu ar šie klausimai bus detaliai išspręsti tarpusavio supratimo memorandume. Iranas aiškiai nurodė, kad mūsų dabartinis tikslas užbaigti karą, o šie klausimai net nėra įtraukti į tarpusavio supratimo memorandumą. Galiausiai Trumpas pareiškė, citata, manau, įvyks vienas iš dviejų dalykų. Arba suduosiu jiems smūgį stipresnį nei bet kada anksčiau, arba mes pasirašysime naudingą susitarimą. Čia padarysiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, būsiu jums už tai dėkingas. Tai galite padaryti paaukodami bet kokią sumą pagal nuorodas ir rekvizitus esančius šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten yra įvairių pasirinkimų. Pasirinkite bet kurį, kuris jums labiausiai tinka. Arba nuskanuokite savo ekranuose esantį QR kodą. Tai pats paprasčiausias būdas paremti šio kanalo veiklą. Tai viskas, saugokite save. Visiems iki pasimatymo.